Tiesioginiuose merų ir savivaldybės tarybos rinkimuose man patikėta vesti Liberalų sąjūdžio Trakų skyrių į rinkimus. Mūsų komanda – tai puikūs įvairių sričių specialistai. Savo darbo pasiekimais jau įrodė, kad geba dirbti, rasti geriausius sprendimus, turi patirties. Turėdama nemažai darbo patirties savivaldoje, bei pasikliaudama savo komandos gebėjimais, užtikrintai vedu Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdį į rinkimus. Ir tikiuosi Trakų rajono žmonių palaikymo. Mes galime tęsti pradėtus ir inicijuoti naujus darbus, reikalingus jums, Trakų krašto žmonės. Sieksiu, kad Trakai taptų kurortu, patraukliu visais metų laikais, ne tik atvykstantiems turistams, bet svarbiausia, patogiu ir mielu gyventi vietos bendruomeniai. Lentvario miestą pasieksiančių mažiausiai 5 milijonų eurų investicijų būtų investuotos į viešasias erdves, sporto ir laisvalaikio infrastruktūrą. Sieksime, kad visi rajonų seniūnijų centrai akcentuotų savo išskirtinumą, būtų konkurencingi, būtų patrauklus tiek kuriantiems verslą, tiek gyvenantiems juose. Rajono gyvenvietės, kaimai ir viensėdžiai būtų patogus gyventi, taptų lengvai pasiekiami sutvarkytais keliais ir gatvėmis, bei būtų apšviesti ir saugus. Mes numatome Trakuose įrengti paplūdimį prie Totoriškio ežero, kuriame patogiai galėtų ilsėtis tiek miesto gyventojai, tiek svečiai. Renovuosime Trakų kultūros rūmus, rekonstruosime apleistą pastatą esantį Birutės 42, pritaikantį miesto gyventojų poreikiams. Atnaujinsime stadioną Trakuose, pritaikantį įvairioms sporto šakoms. Ten bus galima žaisti krepšinį, futbolą, bus bėgimo takai bei kita infrastruktūra. Planuojame rekonstruoti Vilniaus, Gedimino ir Aukštadvario gatves. Šios gatvės yra problematiškos, nes rytais čia susidaro spūstis. Tikimės, kad rekonstravus jas ne tik pagražės mūsų Trakai, bet tai išspręs ir mašinų spūsčių problemą, nes bus įrengtas dvijuostis žiedas, o sankryžoje į Rūdiškes planuojame įrengti saleles, kurios paskirstys mašinų srautą ir sumažins spūstis. Taip pat Trakuose planuojama rekonstruoti Arakalnio teritoriją, trakiečių mėgstama vadinti Riekalniu. Jis bus pritaikytas rekreacijai, turizmui, ten vyks kultūriniai renginiai, įvairūs susitikimai. Tai pritrauks miesto svečių, užtikrins geresnę gyvenimo kokybę. Sveiki! Šiandien skrysime apžiūrėti, kaip atrodo mūsų Lentvaris. Lentvaris tai didžiausias mūsų rajono miestas, į kurį daug metų buvo skiriama nepakankamai investicijų ir nepakankamai jam dėmesio skiriama. Aš manau, kad atėjo laikas permainoms. Aš ir liberalų komanda pasiruošę pakeitimams, o jūs skrendame apžiūrėti, ką mes galime nuveikti. Lentvaryje rekonstruosime buvusį kino teatrą. Jame veiklą vykdys kultūros rūmai, biblioteka, jaunimo centras. Tikimės, kad šis pastatas atgaivins kultūrinę veiklą Lentvaryje bei užtikrins gyventojų poreikius. Renovuosime Motiejaus Šimelionio gimnaziją. Tai yra viena didžiausių gimnazijų mūsų rajone ir vienintelė gimnazija, kuri šiandien dienai rajone likusi nerenovuota. Lentvaris – didžiausias mūsų rajono miestas. Šiandien dieną jis yra padalintas į dvi dalis. Vieną dalį nuo kitos skiria pervaža, prie kurios lentvariečiai praleidžia daug savo laiko. Ši tema vildenama jau eilę metų. Buvo ieškoma įvairių sprendimo būdų. Ir pagaliau pradėti požeminės pervažos projektavimo darbai. Neužilgo prasidės ir šios požeminės pervažos įrengimo darbai. Tai palengvins gyventojų susisiekimą ir sutaupys jų labai brangaus laiko. Taip, bus miestas sujungtas, o dabar tai miestas padalintas į du. Prie Lentvario bevardžio ežero įrengsime stadioną. Šiame stadione bus galime žaisti tiek profesionalų futbolą, tiek mėgėjišką. Taip pat bus įrengti bėgimo takai, kuriuo galės naudotis ir kiti sporto mėgėjai. Tikimės, kad šis sporto kompleksas užtikrins tiek miestiečių,
tiek Trakų rajono, tiek netgi kitų rajonų sportininkų poreikius. Susitvarkys infrastruktūra aplink šį bevardį ežerą. Įrengsime sporto aikštynus prie Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos bei Henriko Sinkievičiaus ir Versmės gimnazijų. Šiandien prie Lentvario seniūnijos pastato jau pradėtas kurti šeimos parkas. Ten įrengti treniruokliai, bus pastatyta vaikų žaidimo aikštelė. Ateityje plėsime šio parko teritoriją, įrengiant miesto gyventojams daugiau treniruoklių, daugiau vaikų žaidimo aikštelių. Įrengsime Lentvario paplūdimį, kuriame bus saugu ir jauku ilsėtis tiek lentvariečiams, tiek į Lentvarį atvykstantiems svečiams. Lentvaryje turime unikalų Andrė parką, kuris labai gaila, bet šiandien yra apleistas. Mes planuojame jį sutvarkyti, įrengti ten takus, priėjimus prie vandens telkinių, poilsio zonas. Jis bus pritaikytas šeimoms, mažiems vaikams. Ten galės jaukiai ir maloniai ilsėtis tiek lentvariečiai, tiek atvykstantys svečiai. Taip pat Lentvaryje bus rekonstruota fabriko ir Klevų alėjos gatvės. Rekonstrukcijos metu bus atnaujinti pėsčiųjų takai, šaligatviai, modernizuotas gatvių apšvietimas. Pietinėje Lentvario dalyje šiandien jau turime sutvarkytą infrastruktūrą. Baigtas įgyvendinti didelis 3 pagrindinių gatvių rekonstrukcijos projektas. Turime gražią bažnyčios gatvę, sutvarkytą geležinkelio bei lauko gatves. Taip pat planuojame sutvarkyti skverus bažnyčios gatvėje ir sodų gatvėje. Lentvario pradinė mokykla yra viena didžiausių mūsų rajone ir šiandien dieną ji neturi sporto salės. Planuojame statyti priestatą prie šios mokyklos ir ten įrengti sporto salę, kurioje mokiniai galės sportuoti ir stiprinti savo sveikatą. Kažkaip reikėjo daugiau su žmonėm pabendrauti, būtų jiems daugiau tikrai šitą. Tai turi būti konkurencija, bet sveika konkurencija. Jeigu jau nesąmonės prasideda, tada jau. Jeigu kažkas išskirtinės teisės gauna, tai aišku. Niekada nepadeda, jau kiek metų nesustoja nepavyzdžiuoti, kad... Stengiamės ir va šiais metais biudžete vėl numatėm visų pinigų. Dėkui labai. Stengsimės tikrai. Tikrai labai jaučiam visų paramą. Ačiū Jums. Labai sunki duona ir linkiu stiprybės, geros komandos jums visiems, kad mums rajone būtų geriau gyventi. Tu tokia sąžininga, dora, net gaila tavęs, bet tu tokia darbšti, tai aš manau, kad tu daug padarysi. Mes iš ten, kur prasideda Lietuva. Liberalų komandos darbų sąraše Rūdiškių kultūros centro ir Dusmenų daugiafunkcinio centro statybos darbų užbaigimas. Švietimo įstaigų pastatų renovacija. Tai Versmės gimnazijos, Aukštadvario vidurinės mokyklos, Rūdiškių Lopšelio darželio Pasaka, Aukštadvario mokyklos darželio Gandriukas, Onuškio Donato Malinausko gimnazijos. Naujų ikimokyklinių grupių steigimas, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas, daugiabučių namų kvartalinė renovacija, šilumos kainų mažinimas, sutvarkant šilumos punktus ir diegiant alternatyvius šildymo šaltinius, naudojant biokurą bei skatinant konkurenciją. Jaunimo veiklos stiprinimas, skiriant patalpas jų veiklai, palankių sąlygų verslo plėtrai ir darbo vietų sukūrimas, nevyriausybinių organizacijų finansavimas, sveikatos įstaigų atnaujinimas ir teikimų paslaugų kokybės gerinimas, viešojo transporto paslaugų kokybės gerinimas, gatvių apšvietimas ir gatvių asfaltavimas. Mes galime tęsti pradėtus darbus ir inicijuoti naujus, reikalingus Trakų krašto žmonėms. Kviečiame pasitikėti mūsų komandą ir kovo 1 dieną savo balsą atiduoti Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui numeriui 26 ir meriai Editai Rudelieniai.